Sveiki, brangūs draugai, su jumis Algimantas ir podkastas 5 minutės. Palaiminti romėjai, nes jie paveldės žemę. Mato Evangelija 5 skyrius 5 eilutė. Tai tiesioginė citata iš 37 psalmės, kurioje romėjai prieš pastatomi nedorėliams. Šios psalmės mokymas parodo, kas yra romumas ir kokius gerus vaisius jis duoda žmogui. Būk kantrus ir lauk viešpaties, neapmaudauk dėl to, kuriam viskas sekasi, dėl žmogaus puoselėjančio piktus kėslus. Susilaikyk nuo įniršio, atsisakyk pykčio, neapmaudauk, nes tai tik į piktą veda. Nedorėliai bus pakirsti, o tie, kurie laukia viešpaties, paveldės žemę. O romėjai paveldės žemę ir gerėsis gausia gerovė. Tai buvo citata iš 36 psalmės nuo 7 iki 11 eilučių. Viešpats daug kartų Biblijoje parodo, kad romumas yra labai vertinga žmogaus savybė. Patarlių 15 skyrius 1 eilutė sako, švelnus atsakymas nuramina pyktį, o šiurkštus žodis sukelia įniršį. 25 psalmėje yra parašyta, kantrumu teisėjas gali būti palenktas, o lipšnus liežuvis gali perlaužti kaulą. Kantrumas, švelnumas tampa tarsi katalizatoriumi tiems santykiams pagerinti. Romumas yra charakterio, jeigu taip galima pasakyti, saldumas. Nes romumas padeda kantriai ištverti grasinimus, įžeidimus, nesusierzinant, nesipiktinant ir netrokštant keršto. Brangus draugai, tai savybė, kuris sujungia charakterio švelnumą ir dvasios tvirtumą. Romumą taip pat nereikėtų painioti su charakterio silpnumu ar valios stoka. Mozė, kuris Biblijoje apibūdinamas kaip romus, kantrus žmogus, taip pat tuo pačiu metu buvo ryžtingos valios žmogus, davęs, jeigu taip galim pasakyti, stiprius įsakymus susietus su žmonių gyvybėmis. Graikiškas žodis, kuris mūsų Biblijoje verčiamas kaip romumas, taip pat gali reikšti minkštą švelnumą arba malonumą. Romus žmogus yra nuolaidus, protingas ir gerbė kitų jausmus. Romumas yra labai vertingas savybė skelbiant Evangeliją, ypač tiems, kurie rodo pasipriešinimą Dievo žodžiui. Paulius rašo Timotiejui, o kvailių ir nemokšiškų ginčų venk, žinodamas, kad jie veda į barnius. Viešpaties tarnui nedera kivirčytis, bet reikia su visais elgtis maloniai, stengtis pamokyti, būti kantriam. Antras laiškas Timotiejui, 2 skyrius. Paulius žinojo, apie ką kalba, nes pats pamokslavo su romumu. Antrajame laiške Korintui jis primena savo broliams savo tarnavimo stilių. Romumas yra tada, kada žmogus sąmoningai atsistoja laipteliu žemiau, nors turi teisę į aukštesnę vietą. Arogancija yra priešingai noras užimti aukštesnį laiptelį, kurio nėra žmogus vertas. Jėzus tai didžiausias klusnumo romumo pavyzdys, kurio turėtume sekti. Juk jumise turėtų būti tokie pat jausmai kaip ir Kristuje Jėzuje. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Jis turėdamas Dievo pavidalą nelaikė grobiu būti lygiu su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų. Kai Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žemė, ir kiekvienos lūpas Dievo Tėvų šlovę išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpats. Filipiečiams 2 skyrius nuo 5 iki 11 eilutės. Brangus draugai, būtent dėl Kristaus romumo ir jo nuolankumo mes šiandieną tampame naujojo dangaus ir naujosios žemės paveldėtojais, jei tik imsime jo pavyzdį ir seksime jo pėdomis. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas.